Šnekamojoje anglų kalboje yra tokia įdomi frazė. To go bananas. Now go, bananas! Go, go, bananas! Visi suprantame, kad go reiškia eiti, o bananas tai bananai. Tik kodėl tie bananai kažkur eina, nelabai aišku. Iš tikrųjų, čia mes turime idiomą arba sustabarėjusį ir prasmiškai nedalomą frazeologinį posakį, kurio reikšmę tiesiog reikia įsiminti. Kai anglakalbiai sako, kad kažkas eina bananais, reiškia, kad einama iš proto. To go bananas, pasiųsti, pamišti, įniršti, eiti iš proto. Mes vartojame šią vaizdingą idiomą, kai kalbame apie labai stiprias emocijas. Tarkime, susijaudinti galima iš džiaugsmo, kaip sakinyje Love is making you go bananas. Arba neigiamajame kontekste pasiųsti galima iš pykčio. Pavyzdžiui, Dad will go bananas when he sees this. Jeigu veiksmas vyksta praeityje, tai vietoj go vartokite būtojo laiko formą went. Went bananas. Pasiuto, įniršo, išėjo iš proto. For example, he lost his job and just went bananas. And people went bananas. Manoma, kad šis frazeologizmas kilo asocijuojant bananus su beždžionėmis ir jų laukiniu elgesiu. Dabar jūs žinosite, kad to go bananas means to go crazy. Follow me and learn more about English.